Kągi, dabar nusprendžiau šiandien nufilmuoti tokį trumpą video. Čia gal žmonėm, kurie mane stebi jau kokį porą mėnesių, yra žmonių, kurie kreipėsi, va šiandien su dviem kalbėjau, kur 2 mėnesius mane jau stebi mano YouTube kanalus ir kontaktuoja mane, nori pradėti mokytis, nori perimti mano nekilnojamo turto patirtį. Tai čia šitiem žmonėm, kas jau stebi mane ilgai, nedvejokit, paskubėkit, kadangi 2-3 mėnesiai, manau, galėsim dirbti normaliai, po to mums gali vėl tą karantiną įvesti. Ir taip pat šitas video skirtas yra skeptikam, kurie kritikavo, čia komentaro rašė, koks tas Žydrūnas iš Šilutės lodaris, ar vieni galvoja, kad čia aktorius, kiti galvoja, gal čia prigavom vaiką 2000 eurų už apmokymus, taigi taip brangiai, ar verta mokėti. Tai va šitas video čia yra 2000 eurų apmokymai. Kodėl verta mokėti 2000 eurų už apmokymus, ar ne? Tai va teikit, pasižiūrėkit, kas dar to nežiūrėjot. Yra čia ir Vaidotas, irgi jau 2000 eurų, pasirodo ne vieną, aš jau čia tokį atradau veikėją, kur mokamam po 2000 eurų už apmokymus. Nu ir dabar, šį vakar, toks ypatingas momentas, paimsime interviu iš Žydrūnovo šito, kur žmonės galvoja, Jėzus Marija, vaikas apsigavo, susimokėjo 2000. Nu ir dabar paimsim iš šio interviu, ar tikrai verta buvo mokėti, nes Žydrūnui šiandien toks ypatingas momentas, pasirašė pirmą sutartį su klientu, o tai reiškia garantuotai 1800 eurų komisinių pajamų. Tai jungiam Žydrūną ant ekraną ir žiūrim, kaip jisai jaučiasi. Labas, Žydrūnai. Sveiki, Dariau. Tai girdėjau, sutartį pasirašėjai pirmąją. Girdėjai. Ja. Nu girdėjau, aš tikrai girdėjau, viską nuo pat pradžių iki galo girdėjau. Teisingai, nuo pat derybų pradžios iki pat derybų pabaigos viską girdėjai. Gerai, tai pirmą, koks įspūdis pasirašius pirmąją sutartį? Na, Dariau, būsiu atviras ir net nemoku galbūt dar netgi paaiškinti, aišku, dabar jau kažkoks tai yra atėjęs tas džiaugsmas, suvokimas, žinai, kad jau pagaliau progresas įvyko, žinai, o šiaip tai, ta emocija tokia pati geriausia, nes jau, pasirašėm ir dabar jau judėsim toliau į priekį, taip kad, toks explosion, sakant, žinai. Explosion, esi euforija dabar, euforija esi, ne, Jėzus Marija, kaip tau gerai. Pirma sutartį. Čia kaip pirma meilė beveik, ne? Kažkas panašaus. Dabar, o ko tu čia taip gerai jautiesi? Nes dar būtas tik tai pasirašytas sutartis atstovavimo, būtas dar neparduotas. Kai pasirašyta, tai va, dabar jau bus vėl mūsų didelis darbas įdėti priekį, kad jį parduoti ir vėl mintis sukas ant to, nereikia susėsti, kaip ir pats minėjai, susėsti ant to džiaugsmo, reikia mąstyti jau toliau priekį, kokie mūsų veiksmai bus. Nu, bet kaip tu pasirašėjai sutartį, kaip tu jau kaip naujokas prognozuoji, per kiek laiko mes tą butą parduosim, kaip tu manai? Matai, tas drąsiai kažkaip tai manyti galima. Taip, spėk, čia tavo nereikia dabar. Gerai, aš manau, kad mes per mėnesį tikrai turim parduoti, tikrai. Tikrai turim parduoti, bet ten situacija yra, kad mes turim per porą savaičių parduoti iš tikrųjų. Porą savaičių, ja. Aš nežinau, žinai, čia mano toks tik spėjimas, bet čia, kai aš dirbu su to pagalba ir jau dabar turim vieną rezultatą, žinai, tai ir manau, įvyks ir gal ir kartais 2 savaitės. Dabar kitas klausimas, kiek valandų kol kas įdėta darbo į šito būtent su šito būtų, kiek laiko sugaišta būtent šitam būtų, jeigu suspausti visą laiką, kiek tu sugaišai dėl to būtų? Dėl to būtų, tai gerai, aš kiek radau, kokią rezultaciją. Plius minus, kiekvienos minutės nereikia skaičiuoti. Plius minus, ką žinau, gali būti kokios 3-4 gal valandos po darbo galbūt. Aš taip maždaug įsivaizduoju, nes tikrai jaučiu net nespyriu. Nes buvo pirmas pokalbis, buvo pirma prezentacija, buvo pakalbėta, tada jinai pagalvojo ir pakvietė tada, reiškia, jau pasirašyti sutartį. Ir dar turbūt, jeigu biški techniškiau, profesionaliau dirbtum, būtų 2 greičiau viskas vykę, ką? Faktas, čia pirmas, tas blynas, kaip sakant, jis yra blynas.
Ir kokie komisiniai nuo to būtų pareis po pardavimo? 1800. 1800 eurų, ne? Nuo vieno būto tik tai pardavimo. Tai čia yra tiek pinigų, kiek tu man už mokymus mokėjai. Ja. Ir dar yra ir antras būtas, kur irgi žmonėms reikia parduoti. Dar tik 2 prezentacijas tą darėm, noriu atkreipti dėmesį. 2 prezentacijas ir iš 2 prezentacijų viena sutartis pasirašyti, o tų būtų Šilutė yra turbūt kokį porą šimtų pardavime. Tai supranti, mes tik su 2 savininkais buvom susitikę, kalbėjom, iš 2 vieną pasirašytą, antri irgi turi duoti atsakymą ir aš manau, kad jie duos atsakymą irgi bus teigiamas. Kaip tu manai, kodėl tie žmonės taip lengvai sutinka pasirašyti sutartį su tokius gana didelius komisinius mokėti mums, kodėl jie taip sutinka lengvai? Na, dariau, visų pirma, tai yra tavo didžiausias indėlis, nes tu kaip prezentaciją darai, kaip pristatė ir pasakė, kokio lygio mes esame profesionalai. Aš sakau, mes dabar, nes man dar važiuoju, bet tavo lygis koks yra ir darybinės pozicijos tu labai viską išmanai, tai čia galbūt ir daugiau tas pasitikėjimas žmogui ir lėmė, žinai, nes labai tvirtai ir net akių nenuleido, supranti, kai bendravai ir viskas. Net akių nuo kameros nenuleidau. Ja. Žiūriu tiesiai į kamerą, sėdėdamas Miami pasirašau sutartis. Kas Lietuvoje sugeba tokius dalykus daryti, paskambinkit man. Turėsim įdomiai apie ką pašnekėti. Aš 8 metus tai darai. Net akių nuo kameros nenuleidau, kai su žmogum šnekėjau. Bet svarbiausia turbūt, nežinau, ar atkreipė dėmesį ar ne. Papasakau, kaip tau sekėsi pats sutarties pildymas, pasirašymas šiandien, kaip tau sekėsi? Jo, sutarties pasirašymas, liaudiškai tariant, grybavimas, žiūrėjimas, visi kiti dalykai, kas čia dar žiūrėti, tiksliai užpildytum, vėl abejoja, tokių ir abejonių atsiranda, nenori perskubėti, nenori prirašyti, ko nereikia. Vien klaidos, aš tau padėsiu. Yeah. Tau buvo atsiųsta sutarties forma, net tos nesugebėjai pasitaisyti. Po to pasitaisėjai, printerį, kadangi namuose neturi, nuvažiavai, printeris užstrigo ten, kur tu ten neveikia. Reiškia, po to jau važiuoji pildyti sutartį. Reiškia, sutartį pildant, nusiveži tik tai, užpildai tik vieną egzempliorių, nežinau, gal daugiau nusiveži. Po to klausi, neteisingai surašai, supranti, vienu žodžiu, tarp kitko, aš ką galiu pasakyti, šitas žmogus šiandien pasirašant sutartį, turbūt padarė rekordinį skaičių klaidų, ką galima padaryti pasirašant sutartį. Ir žinai, kodėl tai nutiko? O galėjo taip nenutikti? Nes dar dirbo antrą darbą, nes nebuvo laikas. Ir ne tik tai dėl to, ar aš tau buvau davęs kažkokį užduotį, kad taip nenutiktų? Be abejonės buvo įlėtas, kad pasižiūrėčiau sutartis, persiskaityčiau ir paskaityčiau tai, kaip turi būti. Ir matai pamiršti, žmogau, dar turėsi rašyti, aš buvau liepęs tau pasitreniruoti. Ar pildyti sutartį, lyg tai tu būtum su klientu pasitreniruoti. Ir dabar tokių kvailų klaidų nebūtum daręs. Bet, nepaisant to, klientas matė, kad tu darai klaidus, ką galvoja klientai durni, jie daug sutarčių per gyvenimą yra pasirašę, matė profesionalų ir gerų ir blogų. Ir nepaisant to, klientui buvo atvirai pasakyta, kad tu esi naujokas ir tai tavo sutartis. Ir klientui, vietoj to, kad tai išgazdintų, kad naujokas čia imsis jo brangiausio turto pardavinėti, klientų kaip tik mes pelnėm pasitikėjimo. Ar taip? Mes galėjom apsimesti ir sakyti, kad Žydrūnas jau gerai dirbantis, jau 10 būtų pardavęs. Ne, jis ne vieno būto nėra pardavęs. Ir mes klientui tai pasakėm. Ir klientas, kadangi brangiausią savo turtą parduoda, tik dar labiau mumis pasitikė. Kadangi mes nieko neslėpiam. Mes rodom savo klaidas, mes sakom teisybę ir žinokite, taip ir reikia nekilnojamam turtui daryti, jeigu kas dirbate. Žiūrėkit, čia dar kitų agentūrų agentus pamoko, ne? Nes jie mėgsta dažniausiai meluoti. Gerai. Ką išmokai nuo starto? O startavai su manim realiai, tu dar aš net neskaitau, kad startavai ir kiti, kas norės ir vieną darbą dirbti ir pas mane, aš čia Žydrūnui padariau išimti, kadangi jisai pirmas su kitais taip nenorėsiu, nes tai bereikalingas mano laiko gaišimas ir jūs negalite dirbti pilno pajėgumo. Aš norėsiu, kad žmogus mokytis gali pradėti
kad ir nuo šiandien, nuo dabar, ne? Bet pirmą užbaigia darbus, tada pradeda dirbti čia, ar ne? Nes jeigu tu būtum jau nuo ryto pradėjęs ruoštis, tokių klaidų nebūtų buvę padaryta, supranti? Nu, bet kadangi jisai dirbo darbą iki 7, dar savo už 1000 euriukų, ar ne, kad pavalgyti galėtų. Tai reiškia, jisai staigiai iš to darbo bėgo ten ir krūvą klaidų pridarė. Ar ne? Ką išmokai nuo starto, kai pradėjau aš to pirmas užduotis duoti, skambučiai, susitikimai, prezentacijos, va šiandien, ką išmokai? Dariau daug dalykų, sakykime, dar aišku prieš akį, bet pagrindiniai dalykai tai yra disciplina, tvarka, griežtai, tvarkingai reikia tvarkytis, va būtent pirminis plano pasirašymas, kaip minėjai, ką jis padarė. Tai va, šitą reikia visą laiką traktuoti ir ką aš išmokau. Nu va, išmokau jau suprasti, kas yra tas pildymas, kas bendravimas su žmonėm, galų galia, aišku, aš tiek tai bendravau, bet į tą, sakykime, antrą prezentaciją, kai važiavau, kažkaip atrodo ir, žinai, klausimų kelias tokius, būtent tos esminius paklausti tikslius, net ten tą klausimą, kaip pradžiai įsivelti daug klausimų, po to, kas čia dar. Nu, žodžiu, aišku, dar daug ką mokytis yra tik pradžia, bet jau tą pradžią skaitau padarytą, o tų, sakykime, klaidų pilna, čia aš netgi dar, aš taip manau, ką aš čia pasiekiu, žinai, bet čia yra visas indėlis tavo, taip, kad man dar mokytis ir būtent tas ir trukdo, kad susikaupęs ruošti šitiem žingsniam antras darbas, bet aš kažkaip dar turiu pasibaigti jį iki net 2 savaitės, kai šėlė taip, kad labai sunku sugeneruoti tą dalyką ir dar irgi nervas, sakykime, būtent turi, kad jis stengiasi dedamą pastangų irgi duoda tos nataškės, kaip sakant, reikia kurios taip. Ir žodžiu. Įdomiausia, atkreipkite dėmesį, susimokėjai 2000 eurų ir ar aš su tavim švelniai kalbu, ar ramiai aiškinu, ar visko būna? Ne, tai čia ne mergaičių darbas, čia švelniai. Čia nediskriminuok mergaičių, pas mane mergaitės irgi parodo labai gerų rezultatų. Bet aš neskirstau mergaitę berniukas, disciplina yra disciplina, darbas yra darbas ir jis turi būti padarytas. Ir jis turi būti padarytas taip, kaip reikia padaryti, o ne taip, kaip jūs sugebat. Ir jeigu jūs nesugebat, brangiai mokykitės naktimis arba dirbkite už 500 eurų per mėnesį. Nu, sumokėjai 2000 eurų, ar dabar dabartinėme etape, ar patenkintas, kad sumokėjai, ar gal gailėsi, gal nori atsitraukti ir užbaigti viską, jeigu dabar duočiau pasiūlymą? Ne, čia labai šis kvailas klausimas, aš vis kartavau. Kvailas klausimas, tu mane įžeidinėjai dabar dar. Atsiprašau, bet, iš tikrųjų, pradėjau patinti. Kvailas klausimas, tu norėjai pasakyti, kvailas klausimas būtų, jeigu jis kiltų tavo galvoje, teisingai. Jo. Jeigu jis man užeitų dabar, tai aš iškart sakyčiau savo, kam čia tai. Kodėl būtų kvaila taip daryti? Ką tu čia tokia pamatėjai, suvokiai dabar su pora klientų pabendravęs, vieną sutartį pasirašęs, kodėl būtų kvaila dabar atsitraukti, mesti viską? Aš ne tas, sakykime, visų pirma, dar žmogus, žinai, kai ten, įsikabini ir tekš paleisti žemyn, reikia iki galo išbandyti viską. Ar tikrai? Kad buvo, lyg tai buvo, abejonių buvo pradėję kilti po pirmų. Taip, pradžiai buvo ir abejonių ir visko, kaip pasakyti. O ką Darius pasakė? Ką Darius pasakė? Eik drąsiai ir viskas tiesiai. Darius pasakė, šūda, tu man nemalk, pinigus sumokėjai, aš iš tavęs padarysiu kareivį. Taškas. Viskas. Aš iš tavęs žmogų padarysiu, ne berniuką, aš iš tavęs vyrą padarysiu. Iki šiol tu buvai berniukas, mažiukas berniukas, kuris vaikų tyčia ar netyčia, greičiausiai netyčia prisidarė. Nu, bet ačiū Dievui, jie turi vaikų. Tie netyčiukai, turbūt 99% netyčiukų yra. Tų planinių nelabai yra. Taip. Kaip tu manai? Dabar pirmas įspūdis, ne? Taip, pabandyk paskaičiuoti. Per mėnesį ar galėtum uždirbti 10 000 eurų?
Tai abejonės įdėjus darbo pasiruošimo, aš manau, kad tikrai galima. Nu, penkias tokias sutartis pasirašyti, parduoti viską, ypač jeigu gautum 100% komisinio, galėtum 5 sutartis tokias pasirašyti ir išparduoti viską. Su tavo pagalba taip dabar mokėti. Nu, pradžiai su mano pagalba, o po to jau be mano pagalbos mokės, nes pastebėjai, kad jau su kiekvienu pokalbiu, su kiekvienu reikalu tu vis jau pats daugiau gaudaisi, ar ne? Iš pradžių net informacijos Excel'e nemokėjai tvarkingai supildyti. Dabar informacija tvarkinga, sutartis tvarkingai sudėtos, tik pildyti dar nemokėjai tvarkingai. Tai 10 000 yra realu uždirbti ir gal pažadėsi klausytojams uždirbti 10 000, gal tokį vyrišką žodį, kad per pirmą mėnesį ir uždirbsi 10 000. Nu bent jau metęs tą aną darbą, kai užbaigsi aną darbą, tai jau tikrai būtų gražu iš tavo pusės. O aš tikrai manau, kad metęs aną darbą ir bus pilnas pajėgumas vien šitam susikaupti daryti viską taip. Neapleidžia šitą mintis manęs taip ir nepadarysiu. Gerai, nu tai tiek ir užteks. Gal nori ką, tarp kitko aš ką pastebėjau, kad žmonės, kur pradeda pas mane dirbti, kur mane kontaktuoja, yra mano YouTube kanalo stebėtojai, kur mane seka jau mėnesį, 2, klauso, mano daug video perklausė ir galų gale jie skambina man, nori su manim dirbti. Ar ne? Vieni turi pinigų, kiti neturi pinigų, bet tų tokių kaip tu, po porą tūkstančių, šiandien vienas pasiūlė 500, aš kažkaip sakau, į eilę užrašysi. Nes kažkaip aš noriu tos po 2000, kodėl po 2000, todėl kad aš Žydrūną mokysiu nuo pat pradžių, kaip pirkti, perparduoti turtą, neturint savo pinigų, panaudojant sutartis, mokysiu jį, reiškia, plus komisinių jis gaus 75%, gal norės 3000 man mokėti, tada gaus jau 100%, viskas jam atiteks, viskas, ką mes padarysim kartu, viskas jam atiteks. O prie gero noro aš su Žydrūnu galėčiau per dieną 10 000 prigeneruoti komisinį. Per vieną dieną, ne per mėnesį žmogau, per dieną jauti skirtumą. Diena 10 000 arba mėnuo 10 000. Yra didelis skirtumas, ne? O jeigu nupirkti ir perparduoti, tai ten nuo vieno sandorio, net ne nuo 5, nuo vieno sandorio 10 000. Tai vat kas klausos, brangiai, taip, jums tos sumos yra kosminės, bet mūsų prekė ant prekystolio yra butukai. Kaip žmonės turgų išsidėlioja ten detalės visokias ar dar kažką, taip mes išsidėliojam pas save būtų ir ten pigesnių, brangesnių yra ten 20-30% galima skirtumus padaryti. Va taip ir atsiranda tie dideli pinigai nekilnojamam turtui, brangiai, mūsų prekė yra brangi, bet mūsų, kad su brangia preke prekiauti, reikalingas atitinkamas pasiruošimas. Ar taip, Žydrūnai? Tikrai taip. Kaip tu vertintum savo pasiruošimą iki mano pamokymų, iki to, ką aš tau ką pasakiau, iki mano priežiūrų. Kaip tu, jeigu aš dabar grąžinkim tave 2 savaitės atgal, kai tu dar nieko nekilnojamo turtą nežinojai, ir aš tau būčiau liepęs eiti šiandien savarankiškai tą sutartį pasirašyti. Kokiam lygiai buvo tavo pasiruošimas, ne tik tai bendravimas, bet ir darbas su kompiuteriu, ir duomenų tvarkymas, ir disciplina. Kokiam lygiai tavo pasiruošimas buvo prieš 2 savaitės, nuo 1 iki 10, ir dabar, ant kiek pakilo nuo 1 iki 10 skaliai. Prieš 2 savaitės koks tavo lygis buvo ir koks dabar? Iš 2 savaitės pavosas, nieko gero, ten šis... Skaičiumi įvertink man skaičių, skaliai nuo 1. Skaičius, gerai. Gali būti tai koks dvejetas, net daugiau nebe. O dabar? Prieš 2 savaitės. O dabar, aš čia daug neužkilau ir čia negaliu suskelbti, žinai, labai stipriai. Na, kiek pakilo tavo lygis? Aš žinau, 3, tai kokiam 4. Tai aš objektyviau įvertinsiu kaip mokytojus. Prieš 2 savaitės tavo lygis buvo -2. Po pirmųjų minus, net žemiau 0. Po pirmųjų pokalbių, reiškia, jau pradėjom tave kelti link 0, bet sunkokai dar, disciplinos toka. Ir 2 savaitės, kas klausot, jis nedirba 2 savaitės. Jis 2 savaitės dirbo kitam darbę, o savaitgalį dar pramokauti, užsimanė, žinai, ten važiuoti su dukra kažkur tai kažką, tai žinai, jis nori ir laisvalaikį turėti, ir kitą darbą dirbti, ir dar čia nori uždirbti 10 000 per mėnesį, labai daug nori. Tai reiškia, realiai tu dirbai, kiek aš dabar primečiau, darbo pas jį buvo tik tai 2 dienos.
tik tai 2 dienos ir kadangi čia yra skubus pardavimas, mes tą butą parduosim. Tiesa, galiu butą pareklamuoti, Šilutė 2 kambarių butas, 5 aukščiam, 2 aukštas. Jeigu kas iš Šilutės klausėte, turime labai gerai įrengtą 2 aukšte, 5 aukščiam, ne, ar ten 4 aukštų yra. Jo, antruose aukštuose nėra tiek daug būtų, žinokit, taip, kad šilutiškiai pulkit, grėbkit tą butą, kur šiandien Žydrūnas pasirašė, nuotraukas, viskas, toj visai papostins. Ir nuorodą įkelsim dar apačioj po šito filmuko, ne? Va, matai, aš jau butą pardavinėjau, gausi man atkatą duoti, ne? Tai va, tavo lygis buvo tiek silpnas, kad jisai nemoka tinkamai informacijos tvarkytis. Prie kompiuterio su pirštus maukydavosi, dabar pelytę nusipirko jau prie kompiuterio, turi pelytę, reiškia, informacijos tvarkymą išmoka, disciplinos toka, disciplina biški supratai, kad čia biški turi būti tvirtesnis, jeigu tu gėlėm arba ledais arba picomis prekiautum, tai galėtum, žinai, matyti šūdą. Jeigu tu nori uždirbti 10 000, pamastum dabar. Turbūt turi ir būti 10 kartų geresnis negu tie, kurie už 1000 dirba. Logiškai, neskamba. Logiškai, na. Kad būti 10 kartų geresnis, tai mes turim žiūrėti į visur, kaip tu duomenis tvarkai, kokia tavo disciplina, kaip tu bendrauji, kaip tu organizuoti tavo organizaciniai, kokie sugebėjimai. Mes turim visur žiūrėti, ne tik tai, kad tu pašnekėsi, kaip tu sutartis pildai, kaip tu pasiruoši iš anksto sutartis. Nors mokiau 5P formulę, protingas pirminis pasiruošimas padaro ką? Pinigus. Protingas pirminis, ne durnas pirminis, jis durną pasiruošimą buvo padaręs su sutartim. Kas svarbiausiai įspėjau, sakau, paimk, pasipildyk. Pildyk, lyg tai tu būtum prieš klientą, rašyk viską. Ar tu tą padarei? Nepadarei. Ką aš tau sakiau, jeigu tiksliai vykdysi visus mano nurodymus, tu labai gerai uždirbsi jau per 1 mėnesį. Bet tu nevykdai mano nurodymų tiksliai. Bet, man atrodo, tuoj pradėsi vykdyti. Tuoj dabar tuoj jisai pradės mane girdėti ir suprasti, tai, ką aš sakau, yra kaip Dievo žodžiai, kaip auksiniai žodžiai. Ne šiaip, kaip jūs mėgstat pablevys, pašnekėti, nesvarbu, pamiršti už minutės. Bet jeigu aš pasakau ir jeigu tu neprisimeni, geriau užsirašyk kaip užduotis ir jas vykdyk, tada tau labai seksis. Nes, matai, per 25 metus aš jau žinojau, kad tu tą klaidą padarysi. Aš jau žinojau. Todėl tau buvo pasakyta pildyti sutartį. Pasitreniruoti. Tu nepasitreniravai, žiūrėk, kaip apsišikai. Bet nepaisant to, klientas pasitikėjo, pasirašė sutartį, viskas yra tvarkoj. Ta butą bus sekantis video, per kiek laiko mes jį parduosim. Ir aš turiu įtarimą, kad mes jį labai greit parduosim. Tai va, visi, kas stebite mane, visi, kas stebite, sekate mane, reiškia, YouTube kanalą ir taip toliau, brangiai, paskubėkite, kadangi mes forsuoti galėsime, kas nori jau dabar iššokti į tą nekilnojamo turto karjerą. Aš turiu įtarimą, kad tikrai spalio mėnesį mums įpašys naują karantiną, o gal greičiau. Ar ne? O gal greičiau. Kadangi pirmą karantino tą aferą prakaitino, pirmą koronos melo aferą prakaitino, labai daug kažkas pasidarė pinigų, labai sužlugdė kitus verslus, tie, kas didelį dar labiau išpampo ir pampsta, tie, kas mažiukai depresuoja, praranda viską, ar ne? Super, gerai suveikia, žmonės durni, nieko, nors mato, kad tai yra neglas melas, nieko nesako, nieko neprieštarauja, sutinka su visais nurodymais, reiškia, tai vadinasi antra banga. Žiūrėkit mano video antra melo banga. Labai, tarp kitko, populiarus video, visi platinasi, visi vieni kitiems siunčia, jau vien Facebook'e virš 1000 pasidalinimo, YouTube'e 10 000 peržiūrų, be jokio marketingo, be nieko, nebent va, kaip pašnekam, ar ne, antra banga ateina, o aš pavadinau tai antra melo banga. Ir žmonės kvailučiai, jie sutinka, kad tas virusas toks baisus, kad tiek daug mirsta, jau visi mato, kiek apgaulės, kiek ir taip toliau, bet vis tiek paklūsta, sutinka, nieko nedaro. Ką tai reiškia? Tai galim daryti išvadą, kad greičiausiai niekur nedarys, kai ateis antra banga, ten verygos ar špygos, ar kas ten tie pusdarniai, kas ten tokie yra. Reiškiasi ir užkaitins jums antrą bangą ir užareštuos visus verslus ir viską, ir jūs vėl užsidėsit namornikus ir dar ant akių užsidėsit, ant visur, tarp kojų viską susigipsuosit ir vaikščiosit. Štai kokia yra liaudis, dėja. Todėl, reiškiasi,
mes turim kažkur 2-3 mėnesius tik tai rimtam tokiam paforsavimui, todėl tikslas dabar, kas nori va startuoti, prisirašyti sutarčių, prisirašyti 20, 30, 50 sutarčių, kuo daugiau. Ir kai jau ta antra banga bus, tai tada jau dirbsim marketingų pagrindę, užsimsime, knygutes skaitysim, mokysimės ir taip toliau, ir taip toliau. Nu, bus įdomu pažiūrėti, kokia bus banga. Tai va tie, kas mane jau stebit mėnesį, 2 ar 3 ar kiek, paskubėkit, brangiai, paskubėkit. Va čia yra Žydrūno pirmi įspūdžiai. Mes va specialiai keliam, rodom jums, kad viską matytumėt, nes šie skeptikai sako, gal čia mano brolis, biški panašus iš tikrųjų. Aktorius, to labiau aš iš Šilutės kilęs, jis iš Šilutės, ar ne? Bet va ir aš Tauragės vieno turiu. Žodžiu, visi broliai mano toj Lietuvoje bus. Ir nedelskit, brangiai, nes jeigu jūs pasirodys pas mane rugsėjo mėnesį jau visi šnekės apie antrą karantiną įvedimą ar suvaržymus ir man atrodo jau prasidėjo pirminiai kažkokie, ne tik šnekos, bet jau veiksmų kažkokiu įmasi, nu tai bus biškutį jau per vėlu. Tai va, žodžiu, labai nedelskit. Labai nedelskit, dabar per kokius 2 mėnesius, 3 mėnesius galima paforsuoti ir aš galiu labai stipriai jūs įvesti į nekilnojamą turtą ir va taip kaip Žydrūną pakelti be jokių sugebėjimų. Va, dar kas yra, kiti gal galvojat, gal aš dokumentų nemokėsiu pildyti, Žydrūnas nemokėjo pildyti dokumentų, klaidas daro kiekvienam žingsnį, ar ne? Bet antrą kartą turbūt jau geriau seksis, kaip tu galvoji. Fakt. Ba, antrą kartą jau geriau seksis. Jau dabar žino, kodėl jam blogai seksis šį kartą, ne? Kodėl klaidų pridarė. Netgi su Exceliu nemokėjo tvarkyti su informacija taip, kaip reikia. Jis tvarkys taip, kaip visi tvarkosi. Matot, mes esam profesionalai, mes negalim tvarkyti su informacija taip, kaip visi. Visi yra blogas vaizdas. Visi yra labai liūdnas, apgailėtinas vaizdas. Turi visada lygiuotis prie mažumos, prie lyderių. Prie aukščiausių standartų, tada tau seksis, o jeigu tu darysi kaip visi, ypač pastebėjau dabartinis jaunimas, sakau, kuom tu esi lyderis, kuom tu išsiskiri iš kitų? Iš kitų? Ir aš taip galvoju, kas čia yra? 100 žmonių klausi ir visi iš 100 turbūt jau pasakytų, 99, pasakytų, išsiskiriu iš kitų, aš galvoju, kas čia vyksta? Ir panašu, kad šiais laikais jūs daro visus vienodai vidutiniškus, niekam tikusius. Aš kai augau, tai lyderiai buvo pirmūnų lentos ir taip toliau. O dabar Amerikai sakė, net pažymių nerodo, jeigu tu blogesnis esi, kad lygybė, kad nebūtų diskriminacija. Ar tikrai čia diskriminacijos nebuvimas, kai žmogus gali būti žioplas, kai žmogus gali būti niekam tikęs ir vis tiek jį reikia už tai gerbti? Va matot, kaip alina jūsų protus, kaip naikina jūsų sugebėjimus. Kom tu išsiskiri, kokia tavo išskirtinė? Nežinau, niekada nepagalvojau. Dauguma šitaip atsako, jeigu čia vienas tik būtų. Nu ir po to, kai aš pradedu dirbti, žiūrime, tas kaip visi, tas kaip visi, tas kaip visi, tas kaip visi. Nu, tai negi, man jau keista, negi nenori nieks lyderiais būti, negi tu nenori kažką labai gerai padaryti, negi nenori tu džiaugti savo darbo vaisiais, savo pasiekimais. Nu, man keista, bet šiais laikais svarbu visi užsideda šūkius kokį nors Black Lives Matter ar dar kažką. Ir, žinai, streikuoti jie moka labai, dirbti nemoka. Dirbti nemoka, rezultatų nemoka. Štai kokie mes turime apgailėtiną kartą dabar atėjo čia jaunimo, ne? Ir čia dabar įsižeidusi bus labai daug. Nu, tai aišku, tiesa visada yra nemaloni, ką padarysi. A ne, Žydrūnai? Ir tau nemalonu kartais kažkokią karčią tiesą apie save išgirsti, ypač kai tu galvoji, kad tu kažką jau žinai gerai ir gerai tvarkaisi, o po to mes tave bumpt ir į vietą dadam, sakau, tu čia nieko nesugebi. Jo, čia nieko. Ne, tai čia ir yra, aš sakau, čia yra pamokos ir aš jas, mielai jėmu, žinai, priimu, nes, jeigu nesugebėjai pasiruošti, tai reiškia, pridarys klaidų. Jo, to labiau, kad buvo pasakyta, jeigu aš būčiau nepasakęs, čia buvo skirtingai. Buvo pasakyta, bet vadinasi, ausis pas tave tuo kamštuku nenešioja ausis, ne? Ne. Nenešioja. Bet galbūt klausai daug muzikos, kartais būgnelį išsitampo nuo muzikos, žinai, dar kažko. Tai buvo aiškiai pasakyta, pasitreniruok. Gerai, bet kokiu atveju, Žydrūnai, ką? Šaunuolis? Tau pavyko? Tau pavyko pasirašyti pirmą sutartį, daryk aprašymus, kelk nuotraukas ir duok man nuorodą, įkelsiu iš karto po video nuorodą. Suprant, jau reklamai, žmonės eis žiūrėti, kas čia per butą Šilutėje parduodama, žinai, kad tiek daug dėmesio susilaukia, ne?
Nepamiršk, kad 4000 prenumeratorių yra visi būtai. 4000 yra Facebook'e. Visur bus paskeltas tavo būtas. Žmonės vien dėl įdomumo norės tą būtą apžiūrėti. Tai va, tai šaunuolis, supranti, vat matai, iš pradžių tą tokiais laiptukais ir dabar tau tas jau pilnas pasitikėjimas ateis ir suvokimas, kas čia vyksta, kur tikrai jau, žinai, tikėjimas, džiaugsis, kad sutikai mane, džiaugsis, kad atėjai nekilnojamo turtą, kai tu užbaigsi tą ratuką iki galo. Reiškia, kai atsiras klientas, suforminsi rankpinigus, suforminsi pas notarus ir galėsi eurus parodyti. Va tai tada jau bus, jau tikrai bus euforija, to, žinai, pirmi pinigai. Ir man toks įtarimas, kad tu tos pirmus gausi pinigus greičiau negu atlyginimą už aną darbą. Ir va tiek žinių. Gerai, brangiai, tai va jums drąsos, Žydrūnas irgi daug ką blogai daro, bet aš labai greitai pastebiu, ką jūs blogai darote. Duodu jums instruktažą, pasakau, ką reikia ištaisyti, ką reikia pasimokyti. Sėdi Žydrūnas sistemoje, mokosi apie pastatų defektus, apie emocijas, viską savarankiškai daug mokosi. Aš jį pamokau, aš jam padedu, bet taip ir gaunasi, brangiai. Universitetus baigia, aukštuosius baigia, eina dirbti už 500 eurų. Žydrūnas per pirmą mėnesį grasinasi 10 000 uždirbti. O juokingiausia tai būtų, jeigu jis tos 10 000 uždirbtų per 2 darbus dirbdamas, ten 1000, čia 10. Dirbdamas tik savaitgaliais ir vakarais. O čia būtų iš viso super, ką? Tu būtum YouTube'o žvaigždė ir būtum, nu tikrai jau toks autoritetas žmonės sektų tavo pavyzdžių. Tai tu pasistenk, įsivaizduoji, tu gali įkvėpti Lietuvos jaunimą žlugusi. Ar ne? Tu gali pakelti jos naują tikėjimą ir taip toliau. Ne tik tai, kad pats 10 000 uždirbsi, bet jeigu tu uždirbsi tos 10 000 dirbdamas dar aną darbą už 1000 ir dar čia papildomą darbą dirbdamas uždirbsi 10 000, jokių papildomų darbų kitiems. Čia tik Žydrūnai buvo tokios sąlygos sudarytas, nes jis pirmasis. Ar ne? Ir reiškiasi, tai įsivaizduok, tu pats uždirbsi pinigų ir įkvėpsi, kad tie žmogiukai, vargšiukai, aukštuosius mokslus baigę, gal gali uždirbti Lietuvoje po 5-10 000, jeigu gerai dirbs ir jeigu mokysis pas mane, o ne aukštoji mokykloje. Aukštoji mokykloje jis moko 4 metus, o jeigu atvirai, ką jūs ten moko? Juk nieko. Davai, taip ranką prie širdies pridėti, jūs ten nieko nemoko. Jūs tik durą stumdote, iš tėvų pinigų gyvenate. Jūs nestudijuojat, jūs nesimokot, jūs studentaujat, baliavojat. Ir po to, aš turiu aukštąjį diplomą. Nu, susikištų tą diplomą, atsiprašau, žinai, į vieną gerą vietą. Va, žmogus be aukštąjį, turi aukštąjį diplomą, neturi, ne? Ne. Be aukštąjį diplomo, galbūt, jeigu gerai būsit, kitą mėnesį priims porą asistentų su aukštuoju. Būtinai su aukštuoju išsilavinimu, ar ne? Ir mokės jums atlyginimu, žinai, nu ką darysi, žinai, nes aukštuoju mokyklai pasirodo, jūs moko ne tų dalykų. Aukštuoju mokyklai, kai jūs išmoko, tai jūs einate į fermas, į gamyklas dirbti, nu tik tiek jumis, per 4 metus jumis tik tiek tai išmoko. Jėzus, Marija, man baisu, ką jūs darot su savo gyvenimu, su savo laiku. Aš per mėnesį tą žmogų išmokiusi daug daugiau sugebėjimų, negu jūs per 4-6 metus. Už 2000? Aš pagalvojau, gal reikėtų man kelti iki kokių 10 000 kainikį. Čia aš pigiai dar tave moku, man atrodo. Kaip tu galvoji? Nežinau, ką pasakyti iš tikrųjų. Tau nepakelsi, nebijok. Nes visų pirma, 6 metus aš tau iš taškyto laiko sutaupau. Ar ne? Ir tu turėsi tokius sugebėjimus, kokių dauguma aukštuosius baigę neturės. Per mėnesį laiką, nu maksimum 3, jeigu žioplokas būsi. Ar ne? Maksimum 3 mėnesiai. Ir tu pranoksi bet ką. Bet ką. Mano žmonėms siūlo dirbti savivaldybėse, mano žmonėms, kai aš jos pramuštravoju, siūlo dirbti padalinių vadovais, to mašinas duoti ir taip toliau. Matai, išmokyti žioplą žmogų yra sunku, pavogti jį yra lengva. Kai jau išmokytas, tada jo visi nori, ar ne? Tai va, todėl brangiai ir turite man mokėti į priekį pinigiukus, dykai aš jūsų nemokysiu. Dykai eikite aukštuosius mokytis. Ir tai, man atrodo, kiek žinau, ten reikia pinigus mokėti. Ir tai reikia pinigus mokėti. Gerai, ačiū Žydrūnai tau už interviu. Va, prenumeruokit mūsų kanalus, prenumeruokite visi būtai, Darius, va, čia visas sąrašas mūsų
Visi būtai Darius Overlingas, Lyja, Akeras, Monika Žilinskaitė. Žodžiu, čia visa serija, daug galite išmokti, daug ką galite sužinoti, o kas jau nusprendėte rimtai darbuotis va taip kaip Žydrūnas. Ar tu pakibai, ar kas čia yra su tai? Jo, kažkas čia yra pasikabinę. Nu, tai bet kokiu atveju. Tai turi išjungti ir įjungti vaizdą, jeigu nori, kad atsiriktų, bet man atrodo apskritai mūsų Skype'as pastrigo. Turi išjungti ir įjungti vaizdą. Nu, vieną žodžiu, bet kokiu atveju mes jau užbaigiam pokalbį, ar ne? Tai ačiū visiems uždėmesi. Kas nusprendėt judėti, judėkite greitai. Greitis nauja valiuta yra mano vienas iš tokių dažnai kartuojamo posakio. Greitis nauja valiuta. Kas greitas, nesvarbu, ar doleris, ar euras, jeigu tu greitai gali gauti rezultatus, jeigu tu greitai gali atlikti užduotis, jeigu tu organizuotas, jeigu tu naudoji technologijas, tai koks skirtumas, ar doleris, ar euras, ar rublis, ar koks skirtumas, kas ten yra. O, Žydrūnas atsirado. Žydrūnai, ką dar vat, naujokam, skeptikam ir naujokam, kurie bijo, abejoja, ką dabar pasakytum, vat, naujokam? Naujokam, kurie ateitų, nu, būtent iš karto pasiruoškit disciplinai, pasiruoškit būti, klausytis, ką sako, ką reikia daryti, va, iš karto pavyzdžiai mano neklausimai, mano nedarimai iš karto kainavo klaidų labai daug ir... Noriu aš tau pasakysiu atvirai. Aš galvojau, kad nebus šį vakarą sutarties. Jo, nes aš jau pusę valandos ten užgaišau, Pusę valandos vėlavo, sutartis rašydamas klaidas darė. Žodžiu, visur, kur galima buvo klaidas padaryti, tai, nu, turbūt dar ką galėjai padaryti, tai kaip nors netyčia apspjauti dar klientį. Tai va čia jau būtų topas, tikrai nebūtų buvęs sutarties. Žodžiu, visur, kur galima ką blogai padaryti, jisai padarė, parduodant brangiausią turtą. Tai kaip čia buvo, palauk, kad vis tiek žmogus pasirašė sutartį? Kaip čia buvo. Darius buvo šalia. Kažkaip tie žmonės manim labai stipriai tiki, ar pastebėjai? Nes, nu, aš manau, nu, kaip galima, ta prasme, dar kitaip žmogui sakyti, jeigu tu 26 metus patirtį turi ir... Nu, klaipėdiečiai sakė, kad vieni sakė, kad kadangi ofise duodam žmonėms atsigerti, arbatos, kavos, tai sakė, kad mes greičiausiai lašinam kažką. Kiti sakė, gal mes sutartį kažką prirašom. Kiti sakė, kokių dar gandų buvo. Kiti sakė, kadangi aš išmanau labai gerai psichologiją, tai aš naudoju neurolingvistiką, užhipnotizuoju žmonės ir jie kaip zombiai viską pasirašo. Bet ar atrodė moteris užhipnotizuota? Ten ir vyras buvo, ir abudu sutarė, neatrodė. Jo, ir vyras. Visa pilna šeima. Tai kas buvo, koks lemiamas faktorius? Nepaisant visų klaidų, kas lėmė, kad tie žmonės mumis pasitikėjo ir atidavė turtą pardavimui ir sumokės mums 1500? Pardavėjas ir dar pirkėjas sumokės 300 eurų, kadangi mes išpirkėjimam viso 1800 pajamų nuo tos vienos sutarties ir tas butas bus parduotas greitai. Koks buvo lemiamas faktorius? Lemiamas faktorius dariau, kai čia buvo tavo darybos, tavo suderinimas. Aš manau, taip. Turbūt profesionalumas ir pasitikėjimas. Jo, profesionalumas, nebejonis. Profesionalumas ir pasitikėjimas. Ką dar norėjai sakyti? Tai va sakau, tai buvo, ką tu moki, žinai, geriausiai daryti ir čia profesionalu viskas atlikta buvo taip. Gerai, taip per ilgai, aš čia planavau 10 minučių, bet, nu, kuo daugiau žmonės mus matys, kuo mes busim skaidresni, tuo bus didesnis pasitikėjimas ir tie, kas nori pradėti karjerą. Jokių būdų nepasinerkite į savo baimės, į abejonės, ateisit pas mane, bus disciplina, bus tvarka, perlaušiu aš jūs, padarysiu iš jūsų žmonės, kurie bus lyderiai, kurie bent jau savo šeimoje, savo gyvenimais busit lyderiai, o ne taip, kad bijantis, abejojantis, dvėjojantis, atidėliojantis, nu ir kokie rezultatai. Ir kokie rezultatai iš to yra. Va, Žydrūnas irgi bijojo, abejojo, jis man iš vis skambino pasitė, minčių negatyvių, visokių baimė, taip toliau, pasikonsultuoti skambino. Nu, kur jisai būtų nuėjęs taip toliau gyvendamas, kur tu būtum nuėjęs? Niekur. Dabar pas tave ir protinis augimas, ir emocinis augimas, ir karjera tokia, sakyčiau, gana prestižinė, ką? Ir aplinkos ratas pas tave pasikeis, tu bendrausi su Šilutės elitu, teisėjai, advokatai, supranti, ir visi kiti, jau bendrausi su aukštuomenė Šilutės, jisai bendraus, matot kaip įdomiai.
Ir va tokiu keliu eidamas gali kažkur nueiti. Va, pasirodo ir Lietuvoje gyvenant galima gerai dirbti ir užsidirbti, jeigu tu esi geras, jeigu tu esi profesionalas, jeigu žmonės tavim tiki, jie tau sumokės pinigų. Tai turbūt tą gaidelę ir užbaigsime. Prenumeruokit mūsų kanalus visus. Ačiū tau uždėmesi, Žydrūnai. Ir dabar Lietuvoje turbūt tik kokia 11 valanda dar tėra. Tai eik darbuokis, eik darbuokis. O po to išmiegosi vėl ir kitą darbą iš ryto, žinai, na ką padarysi. Без труда не вытащишь рыбку из пруда, rusai sako, ar ne? Be darbo ir žuvytės iš prūdo neištrauksi, žinai, taip jau padarys. Nori gerai gyventi, nori su rogutėm nuo kalnelio važinėti, reikia tas rogutės į kalnelį užsitempti. Čia tokie jau visatos dėsniai yra. Gerai, ačiū tau, ačiū visiems, ačiū uždėmesi, iki malonaus. Prenumeruokit visus kanalus, laikinkit, rašykit komentarus, koks šaunuolis Žydrūnas. Nu, vat pasakykit, šaunuolė, nebūkit pavydus, nebūkit, patys nieko nesugeba ir kitą apšykti nori. Nu, kas iš to, ar jūs nuo to geresni paliksit? Nepaliksit. Va. Geriau pagirkit, koks šaunuolis Bakuras, rašykit komentarus po video, va, o Žydrūnas, palaikom. Žydrūnai varyk, daugiau tokių video, tu mus motyvuoji, va, tokių reikia, tokie turėtų būti žmonės. Kas su tais lietuviais yra nutikę, aš nežinau, gal apsinuodėjo, gal atominė elektrinė čia taga buvo, nežinau. Koks skirtumas, ateikit pas mus, mes padėsim jums pasikeisti, jeigu dėsit pastangų. Ačiū ir iki malonaus.